Sveiki visi. Sveiki visi. Sveiki visi. Tai šiandien iš tikrųjų turime viešnią, Tomą, tai yra viena geriausių Klėjos draugių. Ir kokį žaidimą šiandien žaisime? Crazy Eggs. Abi iš karto. Iš tikrųjų žaisime šiandien žaidimą, kuris yra šiek tiek patrakęs, šiek tiek crazy, žaisime Crazy Eggs. Artėja Velykos. Na ir artėjant Velykom iš tikrųjų visi galvojame, ką mes veiksime, ypač tuo laiku, kai jau pavalgysim, kai šitiegi, kaip jie ten, margučiai jau būna paridenti. Toma, ką jūs veikiate per Velykas, kai privalgate ir kai jau būna visi margučiai sudaužyti, paridenti? Nežinau. Tai tikriausiai, kad vyksta visokie šeimos užsiėmimai. Nu, kas gali būti geriau nei stalo žaidimas, kurį gali žaisti tiek jauni, tiek seni. Tai ką, mes šitą žaidimą žaidžiame jau gal 2 metus, taip, Klėja? Gal ir daugiau šiek tiek. Žinau, kad Klėja praeitais metais net į darželį nešėsi ir visi žaidė, taip, Toma? Ar patiko? Tai va, tai aš manau, kad ir jums labai patiks šis žaidimas. Na, o dabar keliaukime pasižiūrėti, kaip jam pasiruošti, taip, Klėja? Taip. Ir tada bandysime sužaisti, leisiu Klėjai ir Tomui pasivaržyti ir pasižiūrėsime, kuri iš mergaičių bus geriausia kiaušinių valdytoja. Tai Klėja, koks iš tikrųjų yra tas pasiruošimas šiam žaidimui? Labai paprastas. Na, tai ką mes iš pradžių darome? Iš pirmiausia, tai mes pasiemam kiaušinio dėklą ir pasidedam su kiaušiniu. Aha. O kas šitas mėlynas kiaušinis? Šitas kiaušinis yra sunkesnis negu šitas, negu Aha. oranžinis. Ir jį dažniausiai reikia pačioj pabaigoj. Jeigu nebėra oranžinių kiaušinių, tai reikia imti mėlyną. Tai ar aš teisingai suprantu, kad jis iš tikrųjų yra lygiai toks pat kiaušinis, tiesiog kad jį sunkiau išlaikyti bus? Taip. Supratau. Toma, ar tau tekdavo dažnai paimti mėlyną kiaušinį ir... Nelabai. Nelabai dažniausiai raudoni, taip? Supratau. Arba oranžinį. Gal teisingai tėtis, mato 3 spalvas, tai man jie raudoni, iš tikrųjų tai oranžiniai, taip? Klausykit, merginos, o tai kas tie 2 kauliukai? Čia yra, ką mums reikės padaryti, kad galėtume pasimti kiaušinį. Aha. Tai pavyzdžiui šitas yra, jeigu tu švidini, tai tau reikia kuo greičiau ne šitą paimti, bet šitą paliesti. Šitas reikia sakyti, kad kariekų pirmas. Aha, tai vadinasi, tas, kuris pirmas žaidėjas pasako kakariekų, tas gauna paimti kiaušinį, kuris yra padėtas ant dėkliuko, taip? Taip. Aha. Disko kamuolys, tai mums, jeigu mes išridenam, mums reikia kuo greičiau padaryti taip. Kaip diską, taip? Ja. Šitas, Aha. Primiršau. Šitas reikia paimti kiaušinį, taip? Paliesti. Paimti. Paimti. Taip, paimti kiaušinį šitam reikia. Gerai. Šitas, Tai ir šitas kauliukas turi 2 mėlynas pusės, taip? viena ir antra. Taip. Tai mėlynos pusės kuo skiriasi nuo raudonų? Nes mėlynan, kas pirmas, kas paskutinis padaro tas vieną kiaušinį atiduoda. Iš savo turimų, taip? Taip pat ir šitas, kas paskutinis paliečia, Tas turi vieną savo kiaušinių turimų atiduoti, taip? taip. Ir viskas. Supratom. kauliukas. O tai gal mums Toma paaiškins baltąjį kauliuką? Čia, pasidėk čia. Baltojas kauliukas yra, kai išridini, pavyzdžiui, šitą. Tai reikia įsidėti vieną kiaušinį Čia. Aš Į alkūnę, taip? Tarp alkūnės. tarp alkūnės. Puikiai. Toliau, ką turime, Toma? Tada reikia tarp kojų įsidėti, jeigu įsidedena šitas. Aha. Tada reikia į vieną kaklo pusę šitą įsidėti, jeigu šitas įsidedeno. Šitas reikia į pažastį taip įsidėti. Aha. Šitas reikia į kitą pusę kaklo įsidėti. Ai, ne. O čia įsidėti.
Ir dar pamiršai šitą. Šitas tai neprisimenu. Parodykit, koks čia yra ženklas. Čia reikia, ką nori, gali tarp kojų, tarp pažasties, tarp kaklo, bet kur gali pasidėti. Tai žodžiu, baltasis kauliukas mums parodo, kur mums tą gautą į kiaušinį reikia laikyti, taip? Taip. Merginos, ar jūs prisimenat, kas laimi žaidimą? Tas, kas 5 pirmas surenka kiaušinį. Supratau. Toma, ar yra skirtumas, jeigu mes turėsim, pavyzdžiui, jeigu tu turėsi 4 oranžinius kiaušinius ir tada turėsi dar vieną mėlyną. Ar būtų tai skirtumas kažkoks? Nežinau, gal. Tikrai nebūtų, žinau. Ne. Visiškai lygiai taip pat. Taip yra kiaušinis. Mėlynas kiaušinis skaičiuojasi lygiai taip pat kaip ir raudonasis kiaušinis. Oranžinis kiaušinis, atsiprašau, oranžinis kiaušinis. Na ką, tai... Sveiki sugrįžę. Sveiki sugrįžę. O jūs, merginas, klausykite, dabar nuo kurio kauliuko pradedam ridenti? Nuo raudono. Aha, gal pradėkim nuo Tomo. Jin mūsų namuose svečias šiandieną, todėl leisime Tomai ridenti pirmai ir žiūrime, ką merginas išridens. Tai ką dabar reikia daryti? Neskubėk. Kai padarai, tada rideni baką. Na, antras raundas. Dabar Klėja ridens, Tomo pasiruoš. Na, dar vienas. Toma pirma. Šaunuolė Toma. Klėja, atsisuk pasirodė, kaip tu čia su tais 3 kiaušiniais. Gari pirma? Aš. Man atrodo, kad Toma pirma. Gerai, tada. Ačiū Dievui. Ne, Toma, vienas patikslinimas, kai yra išmetama mėlynoji pusė, tai vienas iš žaidėjų praranda kiaušinio, tačiau tas, kuris neprarado kiaušinio, negauna. Toliau metam. Jai, kaip greitai Klėja. Klėja, tu kažkaip, man atrodo, per daug kartų žaidus ir reikės man tikriausiai padėti Tomai tuoj. Gerai, judam toliau. Tai žinoma. Aha, nėra kiaušinio. Matot, kaip svarbu visada kiaušinį pasidėti. Iš naujo rident Tomai, gerai? Nu, paskutinė, palaukit, pasidėkit kiaušinį. Ai, kari. Man atrodo, Toma gal pirma padėjo nykšti, tik Klėja arčiau stovėjo, tai lengviau paėmė. Nu, Toma ridenk. O. Nu, tai kas kiaušinį padėsit? Pasiruošus, Toma. Klėjai liko 1 taškas. Reikia labai tau atsargiai žaisti dabar. Kauliuką reikėjo paimti. O ne! Klėja gali bet kur išdėti. Ar tai 5? Taip. Tai atsisuk prieš kamerą, pasirodė, kaip atrodai. Nugalėtoja! Na ką, sveiki sugrįžę ir šiandien paskutinį kartą. Merginos, kaip jaučiatės po šio žaidimo? Pavargus. O Klėja, tu? Faina. Faina. Tai man atrodo, šis žaidimas yra labai greitas, energingas ir sukeliantis daug gerų emocijų. Ar aš teisus, merginos? Taip. Ir aš pavargau biškutėlį.
Klėja šį kartą visiškai be pasigailėjimo žaidė ir tikrai nedavė savo draugiai nei šanso prisivyti, taip? Aš žaidžiu sąžiningai. Taip, mes visada sakom, kad jeigu žaidžiam taip, kad laimėtume, mokomės laimėti gražiai, taip pat pralaimėti gražiai, taip? Taip. Šiandien, manau, abi merginos kovėsi garbingai ir gražiai, abi stengiasi ir abi labai gražiai tiek laimėjo, tiek pralaimėjo. Na, bet tačiau, ką galvojate apie žaidimą? Man tai šitas, kaip ir visada, yra 8-tukas, 9-tukas. 8-tukas, 9-tukas. O kaip tau, Toma, ką tu galvoji apie šį žaidimą? 10-tukas. 10-tukas netgi. O sakykit, kas jums labiausiai patinka žaidžiant šį žaidimą? Man tai labiausia patinka mėlynas kiaušinis ir kiaušiniai visi, nes jie tokie skviši. Aha, tau patinka, patys komponentai žaidimo patinka, taip? O tau, Toma, kas patinka šiame žaidime labiausiai? Nežinau. Šiaip žaidimas patinka. Ja. O sakyk, o tau, tarkim, ar tau labiau patinka, kai tu žaidži su kauliukais kažkokiais, tai su kortelėm, ar labiau patinka štai tokie dexterity vadinami žaidimai, kur reikia pagauti kažką, tai mesti, laikyti, bėgti. Šitie žaidimai. Tokie žaidimai labiau patinka, taip? Nes senai su kortom tiesiog sėdi ir tenai galvoji su kortom. Na taip. Mergenininkai. Supratau. Aš manau, kad šis žaidimas iš tikrųjų yra stiprus 6, galbūt 7. Tikrai galime žaisti su labai mažais mūsų draugais. Lygiai taip pat galime žaisti ir vyresni žmonės su vaikais. Ir lygiai taip pat neturėsime kažkokio per didelio pranašumo. Tad nesvarbu, kiek jums metų, puikus žaidimas, kai susirenka visa šeima ar net visa giminė aplink stalą ir galite žaisti, jam nereikia daug vietos, jam nereikia daug pasiruošimo. Kaip matėte, pasiruošimas yra atidaryti dėžutę ir išimti 2 kauliukus. Viskas, taip, Toma? Taip. Ir kiaušinį padėti. Ir vieną kiaušinį padėti, teisingai, Klėja. Tai mums tiesiog reikia 30 sekundžių ir mes pasiruošę žaisti. Lygiai taip pat, kai baigiam žaisti, visi su skaudančiais kaklais ir su skaudančiom alkūnėm, tačiau laimingai išsišiepia ir pasideda žaidimas vėl į lentyną vėl per 30 sekundžių, taip? Taip. Man atrodo, nuostabus žaidimas, kai reikia greitai užimti laiką, kai žmonės nustoja bendrauti ir reikia pakelti nuotaiką. Taip. Merginas tik sako, taip, galiu sakyti, bet ką merginas, ar išvalysit namus? Taip. Taip. Puikiai. Visi girdėjot, merginos eis valyti namų. Ačiū visiems žiūrėjusiems, kaip visada nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti mūsų turiniu, mums padeda, jog mūsų turinys pasiektų kuo daugiau žiūrovų. Ar ne, Toma? Taip. Ką, visiems gražių ateinančių Velykų ir susitiksime kitame video. Velykų. Viso. Viso.